faktais, jų struktūrom ir, aišku, svarbu pačios jų prasmės. Tai čia toks klausimas, kodėl aš taip susidomėjau tom juostom, tai prieš tai, gal 10 metų domėjausi ikonomis. Ir paskui supratau, kad, žodžiu, labai rūpinosi svetimais sodais, bet savo sodų nelabai. Kas žinai, kad patiliečia savo sodą, visą kitą, bet tuomet pagalvojau, kokia mano sode yra mano vieta. Ir dailininkai visuomet gerbė juostas ir raštus, visuomet vertino, sovietmetį buvo truputį leidžiama šiek tiek, bet kiek supratau, knygos ta diena buvo leidžiamos labai mažais tiražais ir buvo tik specialistam patiem, plačiai visuomeniai praktiškai ne. Ir rezultatai dabar kaip tik ir matosi, tie raštai gana sunku juos vėl prisiminti, bet toksai pavadinimas tautinės juostos takų. Juosta yra kaip tarsi takas išsidėlioja ir eini tuo taku ir kas atsiveria tame, kai tu tuo taku, ką tu gali pamatyti. Tai gerai, nežinau, viena idėja yra tikrai, tai labai svarbu. Nežinau, jūs galbūt iš to pasaulio, nes čia būtent tiem žmonėm iš tikrųjų labiausiai, nes jie palaiko, kad ugnis degtų, kad jinai neužgestų. Tai šiaip aš tokia Audronė Mickutė čia prašyta, tai esu dailininkė profesionalas, bet kažkaip profesionalus menas manęs, dar ir kai mokiausi, visi tie modernizmai neužgavo mano širdies, jos nepalietė. Ir aš kažkaip tai, tokia keista dalykai. Radau internete tokį sakinį. Kodėl mūsų tautinis menas yra kartais toks, nelabai susikristalizavęs, nelabai ryškiai stiprus, nelabai profesionalus. Ir atsakymas ten buvo, kad kodėl profesionalai nesidomi savo tautiniu menu, nes jų indėlis jį pakylėtų tautinį meną dar truputį aukštėliau. Bet, reiškia, vienok dailininkai daugiausiai užsiima saviraiška. Saviraiška yra geras dalykas, bet nebūtinai tai yra tautinė kultūra. Ne tai, kad kultūra, bet tai nusakyti savastis. Tai nes iš tikrųjų mes turim atstovėti savo sodą, mes jį turim puoselėti, mes jį turim auginti, plėsti. Saviraiška praktiškai gaunasi savaime, kadangi kiekvienas žmogus unikalus. Tai tą saviraišką specialiai dirbtinai kelti, mes tai matom. Dirbtinai keliama saviraiška priveda iki visiško nihilizmo. Visi žmonės vis daro šitą vienuolę. Ir visi parodose daug darbų, praktiškai nieko per daug nesuskiria. Ir tas perdėtas toksai, perdėta tokia pozicija neatliepia iš tikrųjų ir galbūt tautos lūkesčių, nes matom tuščias parodas salėje. Labai simboliškai yra Dailininkų sąjungos žurnalas Dailė. Reiškia žurnalas ir Dailė pavadinimo žurnalo yra pusiau nusmukęs iš viršelio, reiškia paprastai būna viršuliai pavadinimas ir jis yra taip nusmukęs, kad matosi jau ir nukištos netgi raidės. Tokia simbolika, kad jau Dailė yra taip jau nusmukus, kad vos besimato net raidžių viršūnės, reiškia pusė raidžių gal yra tiesiog ir oficialiai tas ženklas toksai, žodžiu, tai bandom eiti tuo taku, nes kartus dėjo didžiulės pastangas ir mes esame už tą pagalbą atsakingi, turim kad jis eitų tolyn. Čia nais. Čia jūs matote iš tikrųjų nuomerą. Nelabai matosi, bet vieną dar galvamą galima užtamsinti. Tai negalėsit filmuoti. Gerai, gal kažkaip judėsi. Pradėjome istoriją to momento, tai iš pradžių galvojom, kad tai yra rankšluostis,
žiūriu ant prekystalio, pavadinta močiutės vynos kampelis. Ir čia centre matote, yra sukūrėjas, kurie ženklas, svastika. Svastika, man žodžiu, savastis, sviesti, žodžiu, rodo kryptį. Ir aš buvau visai neseniai suradusi tuos ženklus, nes labai įdomu, Dailės akademijoje niekas net neužsiminė apie tokius dalykus, kad mes turime tokius ženklus. Nebuvo jokių paskaitų, kai aš mokiausi, dar nebuvo mes jokių dinamų iš vadovėlių. Dėl to, kad dėstytojai praktiškai dėstė iš savo lėšų. Ir aš buvau labai keista istorija, kai aš pradėjau domėtis, labai tokia gana keista. Aš stovėjau šalia Birštono sakralinio muziejaus vadovės ir jinai kalbėjosi su Adomo Varno, dailininko garsaus dukterim. Ir jau metusi moteriškė buvo viską, tai man jinai sako, direktoriai, sako, žinot, bet mes savo svastikas tai praradom. Aš taip stoviu šalia, ausytės man taip ir galvoju, kokios svastikos, kai aš mokiausi profesionalų meną ir niekas apie jokius tokius ženklus nei murmur, visur kapitula. Tada pradėjau domėtis internete, radau baltarusiškus, taip vadinamus baltarusiškus rankšluosčius su žičkais ir ten gražiausi tie raštai puikiausiai žėrė. Ir kažkaip pas kaimynus išlikę, o pas mus nėra beveik nieko nėra. Tai kai pasigilinau tos ženkliukus, tada man tokia mintis atėjo, jeigu važiuočiau į Vatikano muziejus, apžiūrėčiau nieko tokio gražaus, kaip šitie rankšluosčiai, aš neraščiau, nematyčiau, nes tai yra neįtikėtina darna, nusikalumas ir tiesiog, iš tikrųjų, didžiulis įspūdis. Kai esi jau studijavęs meno istoriją, pažįsti kitų kultūras, ten truputį, iš visko matęs ir tada pamatai savo tą salą, steiglinę tokią nepaliestą, tai žinokit, įspūdis yra tikrai didžiulis. Ir tada aš galvoju, ne, mes tų ženklų prarasti mes negalim. Ir aš pradėjau juos po biškį rinkti, daryti katalogą ir galvoju, čia, kaip pasakyti, su tokia mintim, kad ateityje galbūt išleidžiamas, kaip paprasčiausias katalogėlis, ženklų katalogas ir tik sudėti ženklai. Aišku, po to, kol tų ženklų nematai, tai klausimas apie prasmes dar yra antras. Tai aš buvau taip pirma, bus surinkti ženklai, tada aš matai, gali lyginti, daryti išvadas, ateis kažkokios žinios galbūt ir viskas, truputį pajudės. Tai pirmasis šitas momentas, buvo toks kaip pradinis taškas. Šiandien yra tiesiog suskambintas vaizdas ir yra sukūrėjus mūsų ženklas. Viršui matot yra žygeliai. Čia žalčiukas, taip vadinamas, arba reikėtų senoviškai vadinti dirimis arba banga. Ir šalia dar štai matot dar svastikos dvi puikios. Tai kažkaip tai buvo taip įdomu, kad viskas man buvo panosim padėta. Aš tiesiog negalėjau pro tą praeiti, turėjau būtinai pamatyti. Iš to viskas, toksai pradinis impulsas. Dabar taip. Internete radau tokį sakinuką. Jos autorius čia pas mus irgi sėdi. Jis buvo parašęs tokią mintį, kad mūsų juostos atsidaro. Labai gražiai išaiškino, kaip jos atsidaro, taip toliau, bet nieko neparodė nei vieno pavyzdžio, nors praktiškai mūsų galvatiesės ir yra tos atidarytos juostos. Iš dalies tai tikrai galim sakyti, ten gal raštai truputį kitaip, bet iš esmės taip. Ir štai aš pagalvoju, šitas, sakysim, tapas yra toks gražus, kad pabandyti jį atidaryti. Galima buvo kažką paprastesnio atidaryti,
man įdomu, kai yra labai sunku. Tai žodžiu tuos dalykus, žodžiu, aš nusprendžiu pažiūrėti, kas čia bus. Ir štai, bet tas takas čia yra išplėstas, nes pačiame takas yra tik šitas gabalėlis. Bet aš jį reiškia taip paėmiau, kaip yra ženklas. Ir mes matom, ženklas turi 4 kampus. Tai šitie 2 kampai matosi, o šitų nėra. Tai klausimas, kaip čia yra, kodėl tų kampų nėra iš esmės, todėl jų nėra, kad yra tiesiog sutrumpinta žinia, nes maždaug šitas turėtų būti maždaug čia. Ir aš juos tiesiog atstačiau visą pilną kvadratą. Truputį teko šiek tiek detaliai rekonstruoti, priderinti pagal stilių tiesiog ir atsivėrė štai toksai vaizdas. Ir mes matom, viskas sudėta iš rombų, visur yra rombai. Struktūra yra įdomiai, labai truputį net kažkur persikeičia šiek tiek, pinasi. Ir štai čia yra kaip takas ir atsiveria visuma. Čia yra detalė, dalis, o čia būtų visa visuma. Dabar juostose mes matom tuos takus. Takas yra vis tiek yra gabalėlis, yra detalė, bet mes nematom visumos. Nes tiesiog niekas to nedaro per daug ir niekur nesimato viešumoje. Aišku, galvojantis tai, bet nėra tokios sudėtingos. Ir kai aš pamačiau, koks vaizdas atsiveria, tai man, žinant, truputį pastudijavus mano istoriją, galim pasakyti, tai yra dar viena pasaulinė kultūra, nieko nenusileidžianti tokiom senom kultūrom kaip musulmonų raštai. Taip, aišku, kitokia negu Indijos, nes čia yra labai stipri stilizacija, geometrinė visa struktūra, bet, įspūdis yra tikrai didžiulis ir pagalvoju, tvarkoj, vieną atidarėm, pažiūrėsim, kas yra toliau. Tiesiog, kaip atsidaro, tiesiog koks vaizdas susidarytų platesnis. Čia yra juosta ir tiesiog kernavėjai. Atvažiavę Baltarusijos ir jaudė juostų mūsų gražiausių, man moteriškai sako, aš va čia už 30 km nuo sienos, tai gyvenu visiškai šalia. Tai atidarau tą juostą. Tokia juosta yra Marijampolės muziejaus archyvuose, fonduose, ir ten jinai yra peltatuota juosta, nerta ir kažkur prisiūta, bet pati kompozicija, pats raštas tikrai mes turim jį išlikęs, nes aš jį radau tiesiog Tumėnų knygų įdėtą. Tai ir štai atsidaro ir ką mes matom. Ir mes matom savo besisukančius ženklus. Ženklas, čia aišku, tas dakas. Aš atidarau ženklą pilną, kad būtų 4 kampai, kad nebūtų nukirsta. Atsidarė visa visuma. Ir mūsų tyrinėtojų raštų aiškina, aš prieš tai buvau skaičius vaikiškos audronės, bet tenais buvo parašyta, kad, lietuviams nebūdinga svastikų. Aš pasižiūrėjau vieną juostą, dabar žiūriu. Kita juosta, irgi iš tos pačios Kernavės, už 30 km nuo sienos, raštas atstatytas visas kvadratas, štai dar vienas pavyzdys, kaip svastikos mums nebūdingos. Toliau, kitas, čia jau paimtas šitą juostelę, čia paimta iš baltarusiško rankšluosčio žičkų, atsidaro visuma. Ir dabar kaip yra takas. Bet aš galiu tą taką arba išplėsti, eiti platesnį metu arba siauresnį. Dabar aš tą taką paimu, susiaurinu, gaunasi kitą juostą. Bet jeigu aš galiu imti šitą taką, viršui tas takas pažymėtas. Žodžiu, iš tos pačios visumos aš galiu išimti dar daugiau juostų, negu aš matau. Žodžiu, taip, yra išlikęs kažkoks skaičius mūsų autentiškų juostų. Jas atvėrus galima išimti dar. Ne iš visų visumų išsiima taip gražiai
bet labai gražus yra būdas perteikti žinias. Jos yra tarsi laikmenoj sudėtas sluoksniukus. Yra vilna juosta, bet juosta iš jos galima išimti dar daugiau ir taip išsaugoti savo savastį. Sakėt, nekrentant į akis jokių būdų, reiškia, suvyniotą juostos ritinėlį nėra sunku pernešti šimtmečių į šimtmetį. Kaip, pavyzdžiui, ten kokia architektūra, pilis, jos akivaizdu, jas yra tikrai sunku išsaugoti, daug pastangų reikia, tuo tarpu juostą gali susidėti visiškai lengvai, ne taip sunku yra išsaugoti. Bet pati žinia yra tiesiog pritrenkianti, yra tiesiog, aš suprantu, gal ne menininkams tai nėra taip labai įdomu, bet dailininkams tokie dalykai, praktiškai tai turėtų būti dėstoma dailės mokyklos, elementarioje mokykloje turėtų būti supažindinama, ką mes turime. Nes išeina taip, kad mes verkiam, kad esam mažiukai tokie, tokia juostelė, o kad mes esame tokie, apie tai ne patys nesapnuojam, neįtariam. Tai praktiškai mes stovim ant deimantų. Tik tai tos deimantus reikėtų traukti ir paleisti gyvenimą, išleisti gyvenimą. Tai, kad jie negulėtų kažkur fonduose, net aš žinkur, nes yra taip. Kadangi čia visa ta teorija, taip, dabar, tarkim, tokia mintis, kad kai aš pamačiau, kas čia darosi, aš buvau, savai suprantama, šitie ženklai yra labai seni. Vadinasi, Biblijoje atsakymų čia nėra ko ieškoti, nes norint surasti raktą, čia yra senesnė kultūra. Reiškiasi, reikia ieškoti kitų šaltinių. Dabar, pasirodo, mes turim tokį šaltinį. Andželika Tamuža, Sėlių žinė, užrašė visą senąją Sėlių žinių, visą mokslinę teoriją dalį ir ten reikia ieškoti atsakymo į tai, kas čia. Nes taip yra sunku tą jos teoriją perskaityti, nes tai yra mokslas. Mokintis, kai tau jau žili plaukai, nėra taip paprasta. Atmintis beveik nenori nieko per daug prisiminti, bet kai žinai, kad yra labai svarbus reikalas, tai vis tik tai ne veltui, reiškia, Biblija yra skaitoma kasdien. Tam, kad prisiminti, nes, reiškia, viskas, žinios krenta taip, kad niekas daugiau ir netelpa. Tai, žodžiu, kodėl reikia į tą bažnyčią pasipainti? Todėl, kad kapsėtų. Lašas po lašos, kad primena ir kala. Ir čia aš pagalvoju, šiuo atveju bažnyčios tas principas pasiteisino. Ir, štai yra išleisti jos raštai. Pristatau knygų didelę mažytę, kad matytume, koks ženkliukas yra, kad simbolis, kaip atrodo viršelis, reiškia, knygos. Knygų dabar leidžiama vis daugiau po truputį, jos visas paveldas dar neišleistas, jis leidžiamas lietuvių latvių kalba, bet čia yra, aš nusprendžiau, kad mano mūsų raktas yra čia. Tik taip jį yra sunku surasti, bet įsivaizduokite. Čia Lietuvoje mes nesirakinam savo durų. Nėra raktų, bet mes raktų ieškom visam pasaulyje už 9 jūrų, už 9 kalnų. Amerikos bibliotekas išknisam, visas kultūras, Budos padus apžiūrim, žodžiu, visur leidžiam. Bet tas raktas guli štai, mums poduosim. Tik tai jį taip, sunku įsisavinti, aš sakau, įsisavinti yra sunku, bet to yra toksai dalykas, kaip pagal senąją žinių teoriją yra taip, kad struktūra tokia yra. Yra daiktas, meda, taip vadinosi senoviškai, ir jis turi aplink save lauką, kūrybinį lauką. Ir šitie ženklai turi lauką, jie sudaro kūrybinį lauką mūsų. Ir tame lauke gali skleistis mūsų savastis. Bet jeigu laukas yra ne mūsų, tai ta savastis plūdina po Amerikas ir apžiūrinėja Budos padus. Nes jinai nesusigaudom, kadangi tas laukas išardytas. Jis yra ne mūsų. Mums nepadeda, mus silpnina, mus
erzina, vargina, nervuoja, nu, žodžiu taip. Tai štai išsivalyti mums reikia lauką. Kad tas laukas, nu, mes žinom, mes turi lauką aplinkui save. Yra laukas ir tas laukas, jeigu aš matau žmogų, kurio laukas yra visiškai priešingas negu mano visa aparatūra sureaguoja ir aš nenoriu prie to žmogaus. Nes, nu, tai yra natūralu. Paprasčiausiai yra lauko jėga, lauko galia. Jinai veikia. Jinai, nu, daro įspūdį. Arba susikabini, arba ne. Jeigu laukai sutampa, tai ko geriausiai žmonės, kurie niekad nebendravę, puikiai sutarė. Bet yra šitie dalykai energetiniai, kurie yra tiesiog mums nežinomi. Mes nemokinti, mokykla tyli, na, visur tyli. Tam aš yra pseudomokslininkė ir taip toliau varomas laukas toksai. Dėl to ir prie jos prieiti yra sudėtinga, nes yra išankstinis nuteikimas. Čia taip. Bet aš pagalvoju, nu, šiaip ar taip, Biblijoje tokio rakto tikrai nerasiu, nėra prasmės ieškoti. Tad pabandysiu bent jau čia. Tokių šaltinių daug nėra. Todėl aš pagalvoju, nu, pradžiai paskaičius tikrai buvau šokiruota, nes tikrai nieko nesupratau, tik tai buvo įdomu. Bet ir tada aš pagalvoju, nu, jeigu nebus mokytojo, kuris paaiškins kaip čia kas, tai aš negalėsiu mokintis, nes aš nesuprantu. Nes aišku, kas yra laukas, kas yra kūnas, meda, niekas nėra aiškinę ir dėl to neturi jokių pagrindų. Tai, bet kaip sykis atsirado mokytojas, visus metus važinėjau, mokiausi ir dabar po truputį aš galiu skaityti. Ir kaip sakyt, aš savo nekeliu tokių reikalavimų, kad aš čia perskaitysiu, viską suprasiu. Nu, aš paprasčiausia dailininkė baigusi sovietinius mokslus. Tai kur mano visos pažiūros absoliučiai nesutampa. Todėl aš ramiai skaitau. Ko nesuprantu, ramiai praleidžiu. Kitą kartą skaitau, jau biškį daugiau suprantu. Ir va taip po truputį, lašas po lašo, bandau biškę tą žinią įsisavinti. Nes tikrai tai, nu, aš bent nerandu, koks kitas būtų variantas, kur būtų taip sistemiškai, gražiai, sudėta viskas. Ta prasme, ta teorija nėra taip, pavyzdžiui, galiu pademonstruoti teorijos savybę. Yra skaičius 7. 7 yra spalvinė prasme, yra vyšninė spalva. Vyšninė spalva yra širdies taurumo spalva, kūrybinė spalva. Skaičius 7 yra mūsų tautai yra labai palankus, jis yra netgi nemirtingas skaičius, nes kaip yra mūsų pasaulėžiūros pagrindas laiko banga, jos kalendorijoje 7 nytis visada išvairuoja iš visų apie bangą, dabar aš nepasakosiu, nes buvo praeitą kartą, tai tik tai užsiminsiu truputį. Jie išvairuoja pro visas mazgus, kur yra kažkokie grūstys, kažkur yra kliūtis iš visatos ateinančios energetikos. Ir ta 7 banga visur praeina. Žodžiu, taip, 7 yra kūrybinė spalva vyšninė. 7 to garsas yra AU. AU raidė yra aukščiausio energetinės balsės mūsų sistemoje, mūsų garsų sistemoje. Žodžiu, ir mes čia galime matyti, štai simbolis senojo žynio, vilkas kaukia AU, šaukiasi žvaigždynų jėgos, žvaigždynų energetikos, žodžiu, jungiasi. Tai visada siunčia per žvaigždynų savo impulsus ir mes turime atsakyti jai taip, kaip esam žadinami. Kaip mus žadina, taip mes atsakom. AU, tai reiškia yra, na, tai čia yra sistema. Visur aš matydamas spalvą, iškart žinau, koks skaičius, koks garsas ir kokia yra, na, aš galiu orientuotis. Mes senoviai mes turėjom akimirkos mąstysenos tokią filosofiją. Čia dar labai svarbus dalykas, tai tarp Biblijos ir šitos teorijos mokslinės. Biblija yra religija. Religijos žodynas sako taip, religija yra nuolankumas, pamaldumas ir šventumas, tokia samprata. Tai yra jungtis, tuo tarpu, reiškia, mūsų pagrindai yra tokie.
ne religija. Ta prasme, kad religijas laikosi iš esmės ant dogmų. Dogmos netitinka gamtos dėsnių. Gamtoje tokių dalykų nėra. Jie yra, žodžiu, čia religijos problemos. Bet pas mus, mūsų filosofijoje gyvenimo arba senovėje tai vadinosi tikėjimu. Iš tikrųjų tikėjimas turėjo vadintis. Tikėjimas tai nuo laiko energetinio, nuo mažiausios skaitliaus tikas. Laikas eina, tiksi, tik-tak, tikėjimas. Tai laikas eina ir kuria. Ir mūsų Dievo samprata nėra asmuo. Pas mūsų sampratoje Dievas yra laikas. Laikas eina ir laikas kuria. Tai ir laikas yra vaizduojamas energetika 55 tikų. Tai dabar čia to neparodysiu, nes tai kita tema, aš tik tai išsiplėčiau, nes yra labai svarbu, kadangi šitas yra didžiulis skirtumas, nes dabar, pavyzdžiui, Romuva prisistato kaip religija, bet religija, turi turėti irgi kažkokius teorinius pagrindus. Žodžiu taip, mūsų senoji pasaulėžiūra ne religija. Joje tokių dalykų kaip nuolankumas, aišku, teisingumas taip, bet nėra jokio šliaužio. Ten dominuoja žodis taurumas. Tai, žodžiu, yra visai kiti akcentai. Kitus dalykus gal iškėlinu. Čia sustambintas, tik įraštas parodyta iš arčiau. Sustambinta, kad matytųsi, kaip svastikos mums nebūdingos. Čia yra įdėta nuotrauka iš mūsų tautinio kostiumo knygos. Mergina stovi su juosta ir ta juosta yra šone. Tiesiog aš ją sustambinau, dėjau specialiai, kad matytųsi raštas, nes čia neįsižiūrėsiu. To knygos gal trys turbūt yra juostos tokios, kitos yra mėlynos, bet žodžiu šičia jauna dzūkė. Galvoju, atidarysim šitą juostelę. Ir štai juostelė, jūs matote, eina per vidurį, pamiškinta, ir atsidaro visuma, ir štai ką aš matau. Ir štai, sako, mums nebūdingi šitie ženklai, o nors jie akivaizdžiai yra deklaruojami ir mes matom juos. Mes žiūrim, bet nematom, nes, biškelį jūs galite matyti, kad tokios ir įvyktų, bet vis tikrai, anksčiau vėliau teks tam pripažinti, bet štai yra tokia problema, kad Hitleris praktiškai šitą ženklą iš mūsų nusavino. Pats ženklas yra visiškai teigiamas ir geras ir nieko bendro su nacizmu neturintis, bet esmė yra ta, kad jis yra sukompromituotas mūsų kaimynų ir demonizuojamas. Tai dabar klausimas, kodėl taip yra tas ženklas puolamas. Aišku, ir dėl nacių darbo, bet yra ir kita problema. Tai dabar štai mes matom ženklų. Visi ženklai mūsų tautiniam senajam mene stovi tokia kryptim. Žodžiu, tokia kryptim. Nėra ženklų, kurie stovėtų kryžmai. Mes dabar esame mes esame taip nusmukę, kad ir šitą ženklą mes vadinam kryžius. Bet iš tikrųjų kryžius yra statiškas, o šitas ženklas yra dinamiškas. Ir Latvija išsaugojo pavadinimą Prustas, nors čia buvo tokia paskaitėlė Latvijai skaitė, tai autorė irgi neskiria. Kaip galima skirtingus ženklus vis dėlto akivaizdžiai vadinti vienodai? Čia nerealu, nes reiškia akivaizdus skirtumas yra kryžius ir kryžius turi savo prasmę. Kryžius statėte ir mūsų žemėse tai yra sąstingio mirties praktiškai ženklas.
ir jo tokia energetika. Jis praktiškai yra blogis. Tuo tarpu šitas ženklas yra kūrybinis ženklas. Jisai yra vėjo kūrėjų ženklas ir tai yra, šitas ženklas yra, jis rodo paukščių taką virš mūsų galvos. Paukščių takas, kai stovi va šitose padėtyse, jisai atnaujina visatos struktūras. O tokiam statusai vis ilsis, jis neturi, niekas nevysta. Žodžiu, yra didelės tokios paslaptys. Tai dabar kūrybinis posūkis, Prustas, ir Prustas, pirmas posūkis mes matom į kairę sūkis. Va, žodžiu, sukasi į kairę. Posūkis rodomas į kairę. Kaip suprasti kairę? Tai šitas posūkis yra paremtas tiesiog nuo žodžio arijus. Arijus yra sėliškai ars, oras, orija, ugnis. Ugnies kūrinys. Ir yra tai susijęs su mūsų tautos kiltim, nes mūsų kiltis yra arijų kiltis yra, mes esame žvaigždžių kilti. Pirmas mūsų gimimas yra, kai žvaigždžių spinduliai susimirksi ir sukuria mūsų kilti. Žvaigždžių šviesiagarsiai. Antras gimimas yra, kai šitą kiltis įsikūnija ir mes gimstame Žemėje keturmatėje sistemoje. Tai dabar tai oras. Oras yra mūsų maistas. Bet mes negalėtume visiškai nekvėpavę pabūti nei 9 minučių praktiškai. Nu, gal 5 minutės gal išvertinti, kiek man plaučiai didesni. Oras įeina į žmogų, į plaučius ir per širdį, per arterijas eina, sukasi, visa sistema veikia ir tada atidirbęs kraujas venomis grįžta atgal į plaučius ir vėl yra oro valymas. Oras valo ir maitina mus. Ir kairėje pusė širdis, širdies pusė yra arterijos, o dešinėje pusė venos. Ir dabar, kai mes turim, aš parodysiu nugarą, nes taip yra lengviau suprasti. Širdies pusė ir beširdė ranka. Ranka beširdė, kurie mes laikom darbo įrankius, kalaviją, žodžiu, visus juodus darbus su dešinė. Tai ir štai ženkliukas rodo, yra kairys glėbys, širdingas ir yra dešinys glėbys. Tai ne kūrybinis, bet atsakomasis. Čia yra žaga ir čia yra atsakas. Čia yra kaip projektas, o čia yra projektų įgyvendinimas. Visą laiką, žodžiu taip, bet pirmas žingsnis yra širdingas. Pirmiau yra projektas, o po to jo statykla. Ateina laikas, kai jauna, taip pat dešinė pusė, kai sistema, kai baigia ciklą, jinai nebereikalinga, tada yra dešinys posūkis, jo griaunamas, bet jisai abu yra reikalingi. Čia, žodžiu, mes matom, kad tai yra kairys sūkis, kad yra kūrybinis posūkis ir atitinkamai yra kūrybinis laukas, bet, žodžiu, čia tik tai paties ženklo, lygties, bet tokie pagrindai, nes ženklas gali būti, jeigu reikia dvasinių dalykų, ženklas sukasi taip, širdingai. Jeigu materialaus, tada dešinė. Bet pirmas ženklas visada būna kairys, nes projektas yra pirmiau. Žodžiu, pirma yra širdinga, po to atsakomasis. Čia toksai labai svarbus dalykas, kaip suprasti ženklus, nes ženklas yra prasmė. Tai nėra dekoratyviniai elementai, kurie tik pasipuošimui būtų reikalingi. Tai norėjau paklausyti, kas tai yra dabar tas širdies? Taip, čia yra kairys, visi širdies pusės, nes aš tik tai, kadangi jūs kelia tokia, kaip atsidaro. Taip, nes reiškia ta pati juosta, kaip būtų nuausta ir jinai yra, neša tokią prasmę. Pirmiau pilnumas, pirmiau išmintis, kūryba
Taip, o paskui jau statyba. Nes mes ir sakom, ne kūrybiniai darbuotojai, kas apgriovius, reikia įvairių, taip, visko reikia. Reikia ir to, bet pirmiau yra kairė pusė, širdinga ranka. Ir senoviai žmonės, tikri draugai, sveikinusi kairė ranka. Dabar dešinė ranka tik pažįstamas, bet dar žmonės, kurių nepažįsta iš tikrųjų. Čia tą pačią juostelę dar susmulkinau, kad jau iš vis matytųsi, kaip čia kas yra, nes galvoju, per daug reikšminga, nes kaip koks raktas, kaip kertinis akmuo, kai kurioms mintims išdėstyti yra, kaip atėjau, pamačiau ir supratau. Galiu aš aiškinti be vaizdo 100 metų, niekas nesupras, ką aš noriu pasakyti. O čia, štai, prašau, viskas aišku. Sekantis pavyzdėlis yra juosta štai tokia. Dabar pabandysim atidaryti, žodžiu, yra takas, atsidarė visuma ir matosi ženklą, visa visuma surausta iš štai tokios plastikos, irgi yra kairys posūkis ir matot, yra 2 dantukai, 1, 2, skaičius 2. Skaičius 2 irgi turi reikšmę, nes skaičius 1 pagal mūsų gamtinę tokią filosofiją vienetas yra kaip grūdelis. Grūdas turi visas savybės, bet jis yra dar neišsiskleidęs. Grūdas yra kaip, sakysim, žiema. 2 skaičius yra kaip pavasaris, prasideda kūryba, skaičius 2 kuria. Pažiūrėkit, gamtoj kuria. 2 paukščiukai, žvėriukai, 2 žmogiukai kuria. Be 2 kūrybos šito nevyks, žodžiu, skaičius 2. Ir tas ženkliukas yra atitinkama turi prasmę ir aišku atitinkama lauką. Čia yra tiesiog testamentą. Sekantis ženkliukas yra labai gražus, sudėtingesnis, iš visų čia tikrovų sudėtingesnis. Ir su viduje yra akytė. Kai kurios juostos tiesiog tokia nurodau ir vadinasi varnakis arba akis. Akis tai yra kaip versmė, kaip šaltinis, bet nebūtinai materialistinis vanduo. Tai gali būti, reiškia, energetinis šaltinis, švarus, tyras energetinis šaltinis. Ir tai viduje yra šaltinis, o čia mes matom, kad ženklai sukasi jau į dešinę. Mes matom, pirmas posūkis, kaip yra centras, ir centro pirmas posūkis į dešinę sukasi. Žodžiu, dešinys ženklas, dešinė pusė. Tai vis kartosiu, kad jūs įsidėmėtume. Labai įdomi juostelė, visai paprasta juostelė, vieni krustelė. Daugiau kaip ir nieko nėra. Galvoju, pažiūrėsim, atsidaro, žiūriu, pilna 2 kryžių. Tarp tų 2 kryžių dar galima rasti tokį svastiką, ir galima rasti iškiek, bet ir viena kryptim, ir kita kryptim. Ir tas mūsų dvigubas kryžius, irgi apipintas visokiom istorikų, kažkaip reikėjo jau paaiškinti, iš kur to ženklas. Esmė tai yra mūsų žvaigždyno ženklas. Ir štai čia žvaigždėlapyje yra, šitoj pusėj yra Vitolio Krusto žvaigždynas. Jis taip ir vadinasi Vitolio Krustas. Jis turi daugiau žvaigždžių ir taip kaip nupaišomas, sakyt, neatrodo realybėje, bet sustilizavus štai Vitolio Krusto žvaigždyną mes turim ant vyties skydo. Vitolio Krusto žvaigždynas yra apsauginė tokia jo misija, saugoti, sargas, dėl to gynybinis ženklas, tai nėra puolimo ženklas, tai yra gynybinis. Dabar aš irgi pati bandžiau dėti Gedimino stulpus ant skydo, bet Gedimino stulpai turi truputį kitą prasmę, tai yra paslėpta mūsų kiltis, užvožta, reiškia, mūsų kiltis paslėpta. Mūsų kiltis matematiškai yra 4,7 ir Lamtų 7,4. Ir reiškia, ten yra irgi labai sustilizuotas, toks kaip senoji vadinasi Vitalo ženklas. Ir įdomu, kad radau ten užraštuose, kad Gedimino stulpai buvo naudojami mūsų tame užmigimo laikotarpyje, nes tautos ir gamtoj.
Gamta miega, paskui pabunda, klesti, paskui ruduo ir vėl miega. Taip ir tautose gyvena. Reiškia, tauta turi letargo miegą, paskui pabunda, paskui klesti, paskui eina į atmirimą. Ir vėl, kol mūsų tauta miegojo, kitos tautos klestėjo. Dabar atėjo mūsų klestėjimo metas. Nuo 1987 metų, gruodžio mėnesio 13 dienos, virsmas pasikeitė, mes einame į atgimimą. Ir mums dėl to nebereikėtų gedimino stulpų naudoti, nes geriau naudoti Viktorio Kūstą, arba turim daugybę ženklų, nes gedimino stulpai rodo letargų miegą. Bet mes jau keltis turim, o ne miegoti, nes ženklai jie žadina, jie kviečia tą energetiką pajungiam. Visatos energetika mums, tai jeigu mes patys miegam, tai, žodžiu, tai yra svarbu, kad atitiktume, nes taip, jeigu visata mus žadina, tai mes turim keltis, nieko nepadarysim. Bet šviesa yra ir neužmegsit. Turi keltis, va taip yra. Mes, kaip mus žadina, tai mes atsiliepiam. Nes praktiškai dabar kaip yra gamtos ritmas, vasara, ruduo, žiema. Mūsų mokslininkai nepaaiškina, kodėl yra tie metų laikai. Niekaip nepaaiškina, tyliai, bet yra ir viskas, bet daugiau jokių komentarų. O kad čia pasikeičia žvaigždynų žada, kad mūsų žemė žadina žvaigždynai taip eiti, ir mes į gamtą klausom žvaigždynų visatos, o mes neklausom, todėl turim daug problemų. Nes praktiškai ir, šitas mūsų letargų miegas mums buvo iš tikrųjų žiauriai, tragiškai skausmingas. Bet jeigu mes būtumėm pajėgę išsilaikyti savo papročius ir mūsų savo seną žiedą su visata, jis būtų daug švelnesnis būdas. Nes gamtoj perėjimas, pavyzdžiui, žiemos vasarą yra švelnus. Nėra, kad dabar prasideda, ar ne, tokie, bet čia yra dirbtinai mūsų darbas. Bet senoviai, tas buvo, visko buvo, bet normaliai pagal viską tai nėra tokio, kad vieną dieną 30 laipsnių šilumos, o kitą 40 šalčio. Tai gamtoj to nėra. Yra švelnus, ramus lėtas perėjimas. Nebūtų jokių kataklizmų, jeigu mes klausytumėm visatos. Čia pastudijavus tą ženkliuką, mano piešinėlis toksai. Tuomet aš dar nežinau apie gedimino stulpų, jau galima juos išleisti atostogų. Bet toksai. Kitas ženkliukas, tai buvo sugalvotas specialiai tam, kad apginti svastiką, nes jinai visur yra blokuojama ir dabar taip, aišku, Hitleris su nacizmu jį patvarkė, bet klausimas kitas, kodėl vis tik jis nepageidavimas. O tai yra kūrybinis ženklas, mums kviečiantis, mus statantis, mus kviečiantis, mus stiprinantis ženklas, nes yra taip, kad Biblija sako, pradžioje buvo žodis. O mūsų senieji žiniai sako, kad pradžioje yra šviesa. Mes matėme, tai yra šiltingas, švarus, tyras oras, arterinis kraujas ir yra veninis kraujas. Arterinis kraujas yra raudonas ir mes matysim savo tautinėme net beveik dominuoja raudona spalva, raudona balta, o veninis yra mėlynas kraujas. Dabar pasaulio didžiūnai didžiuojasi mėlynu krauju. Ir nešioja karaliai Anglijos ir kiti mėlynas juostas ant širdies. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie didžiuojasi veniniu krauju, atidirbtų nešvariu krauju. Nėra, reiškia, nešviesa krauju. Bet tai rodo jų tautinę kiltį daug, nes, reiškia, tautų su visokiom kiltim yra daugybė. Pavyzdžiui, Biblija yra Saulės žemės energetikos tautų, mokslas, sakysim. Tai, o mes arijai žvaigždžių. Ir pas mus yra
reiškia taip, laiko banga, kurdama žemę ir apgyvendindama ją tautomis, leisdamas iš visatos, tai yra šviesa, krenta ir tuo būdu buvom mes sukurti, pirmiau šviesa. Bet kitos tautos sukurtos grįžtant atgal garsu. Ir dėl to atsirado mėlynas kraujas ir saulės žemės energetika. Kitos tautos turi kitokią kiltį. Visokių tautų yra ir visos reikalingos, bet mes turim klausyti kūrėjo. Jeigu mes klausime kūrėjo, nebūtų jokių karų. Bet mes nenorim klausyti kūrėjo, mes iškelime. Visko yra. Žodžiu, čia jau kita. Tai, kai artinasi perkūnija, kas yra pirmiau? Šviesa ar garsas? Ir štai perkūnija yra mažiausias toksai gamtinis, gamtoj parodytas, reiškia, vienetas, kaip yra sunerta visa visata. Pirmiau yra šviesa. Žodžiu, čia netoksai dar ženklas, bet mes turim bangelės, pavyzdžiui, bangelės juostą. Banga pakyla ir paskui truputį grįžta. Ir paskui vėl eina tolyn. Žodžiu, tai šviesa pakyla, garsu grįžta atgal, vėl šviesos pakilimas, tada grįžta atgal garsu ir taip kvėpuoja visata. Štai ir vilnies ženklo, reiškia, gal čia dar matysim, prasmė. Tai dėl to Biblija mums yra svetima knyga, nes ji visatos pagrindus atvežia aukštyn kojom, nes ne žodis yra pirmiau, nes žodis yra garsas. Jeigu žodis būtų pirmiau, tai žodis be minties, įsivaizduojat, kas tai yra galėjimas kažko. Jis neturi, taip, aišku, mintis įsikūnėja, tai tas yra teisinga, bet pirmiau visada yra šviesa. Ir tas ženkliukas, tai tas ženkliukas šitas irgi čia yra į dešinę besisukas, bet kuriuo atveju ženklas sukasi į kairę arba į dešinę, jeigu jisai stovi ant prusto, mums jis yra geras. Mums yra blogos vastukos, kurios stovi kryžiaus pozicijoje. Tos mums yra blogos, nes jos jau rodo pabaigą, ardą, jos rodo, kad ciklas jau praėjo ir jis yra baigtas ir jį reikia išardyti, kad prasidėtų kažkas naujo. Tai tokia, tai visata yra sunerta. Čia truputį kitos juostelės, paimta juosta štai šita, atsidaro suma ir iš jos galima išimti vienokią, kitokią juostelę, juostos sunertos iš įvairių elementų, kaip matosi, ko čia gali būti tas tuose audinimuose, tuose struktūrose. Tai labai garsi juosta, čia yra roželės arba žuviukai, arba sietelės senoviškai. Ir irgi atsidaro visuma ir galima išimti, štai matom žirgelių juostą, pusė tos juostos yra žirgelių juosta, tai juostas galima išimti ir taip, ir taip. Sustamdinta. Ir galima tiesiog iš tos visumos išsiimti juostą, kokią tu nori, kokią tau reikalinga, kokią tau reikalinga. Štai iš kur jos atsiranda, nes va taip, kai jos yra gražu, bet nesimato tos skilties, kaip tas viskas susineria, kaip viskas atsiveria. Tai panašiai pasidarė, tai čia išimta vertikaliai juostos ir čia pabandžiau taip, kaip yra struktūra ir mes matom, čia tokia kaip energetiniai impulsai. Bet jeigu aš perjungiu elektros srovę, ir jinai staiga pradeda kitaip brinkuoti. Ir susidaro kita visuma. Iš tos visumos jau galima kitas išimti juostas. Štai čia rombas. Keturmatis vienetas. Nes oficialiai reiškia trejybė. Biblijoje yra trejybė. Trejetas yra reiškia taip. Jeigu žiūrėsim mūsų šiaudiniai sodai. Bus taip. Aukštis, gylis ir plotis yra trejybė. O mūsų sodas
turi taip: aukštis, gylis, plotis ir tūris. Tūris turis jėgas, yra svoris, yra jėga. Jis buvo vienoje visumoje, ne atskirai, bet nagrinėjimas senovėje buvo kartu. Todėl yra ketvirtas, Biblijoje yra trejybė, tai mūsų vienetas yra ketvirtas. 4 metų laikai, 4 dienos laikai, žodžiu, ketvirtas yra tokia mūsų struktūra. Čia matote, aš pasidariau elektrikų, tai vienokia srovė, tai kitokia ir ženklai tai nekeistas. Dabar kita struktūra panašiai visiškai, tai perimtas iš šviesos tamsa permesta. Ir irgi čia, žodžiu, su elektra. Ir kas darosi? Aš matau, kad šitoj pačioj struktūrai pilna visokiausių dalykų. Tai galiu imtis tokią juostą, galiu imtis tokią. Čia pabandžiau iš to ženkliuko dalelį, vadinasi dalelė. Ir čia dar neišleistas apostolų Gedimino stulpai. Jie praktiškai, čia buvo vasario 16 sveikinimas, tai tuos ženklus puikiausiai galima naudoti, nes tam tikrą prasme tobuli logotipai. Visiškai bandžiau aš iš pradžių, mus kaip primokino, kad mes baisūs menininkai, čia galvoju, čia pabandysiu, sukursiu vienokią, kitokią juostą, žiūriu, nieko neišeina. Tada pradėjau juostas gerti, kad nors jau menelis įkaltis. Čia dar vienas paimtas pavyzdys yra sudėtingesnis ženklas ir štai kokios struktūros atsiranda, galima išdėlioti ant to pačio ritmo. Matot, visur yra Prusto kūrybinė struktūra, yra sietelis. Tas sietelis yra taip, nuo žodis oras. Oras dabar aiškinama, H2O, ten tralelė. Bet senovėje oras buvo suprantamas kaip žvaigždžių šviesiagarsių susimiksėjęs tinklelis. Tai, visai kita prasmė, nes, reiškia, energetika mes gauname stipriai iš visatos ir, reiškia, senovėje paukščių takas buvo, paukščių takas ir yra dausus, jo žvaigždynai. Tai paukščių takas tai yra visatos dalis. Ir mes skaitėm paukščių taką savo centru, o ne Saulę. Nes Saulė Žemės energetikų žmonėm, taip Saulė yra labai reikšminga. Ir mūsų savestyje Saulė ir Saulės ženklai atsirado tik su krikščionybė. Senuose ženkluose Saulės praktiškai nėra. Mes vadiname ją Saulę ten, kai kurios ženklus, bet jau nelabai žinome, kas tai galėtų būti. Ir net radau labai įdomų aprašymą, tam aš komentuoju mūsų himną. Ir himne yra pasakyta, kad Saulė Lietuvos tamsumas prašalina. Ir paaiškina, kad Saulė, kas yra Saulė nuo mūsų? Saulė yra mūsų teisingumo simbolis. Senovėje mes turėjom Lėnų teisybę. Labai įdomu, tai prezidentas Smetona gimęs Lėnų dvare. Jis turėjo dvarą prie Lėnų ežero. Žodžiu, tas žodis yra gamtoje kūnytas. Žvaigždyno energetika įkūnija ir dėl to tie pavadinimai atspindi, kokie žvaigždynai įtakoja tas žemės kryptis. Tai Saulė Lietuvos. O kas yra tas Lėnų teisingumas? Lėnų teisingumas tai yra, kai pasiklosi, taip miegosi. Ką pasėsi, tą pjausi. Tai yra Lėnų teisingumas. Ne taip, kad vieni sėja, o kiti pjaunasi arba turi, ne, tą, ką kiti užaugina. Ne, tai nėra Lėnų teisingumas. Lėnų teisingumas yra toksai. Labai graži juosta. Ir ją atidarant, aš galbūt ir padariau knygelę, bet štai čia yra, taip susijungia tie ženkliukai, aš jį paryškinau šone. Ir
matot retorikos ženkliukas. Matot retorijaus knygos viršelyje atvarte yra įdėtas Vilių Vaičio herbas. Ir tame Vilių Vaičio herbe štai dvi sukryžiuotos figūrės. Ir jos kažkaip labai primena tą ženkliuką. Tai kad, dalyvauti konfliktuojant viškai. Nemadūnuose, už Birštono 7 kilometrai bažnyčioje buvo toks jaunamarčių pylimas, susiūtas iš 64 juostų. Dabar jis, ačiū Dievui, jau padovanotas Birštono muziejui ir nebeguli ant grindų ir ant jo jau niekas nelipa. Dabar, kaip suprantu, keliaujas po Lietuvą, po visokias parodas. Čia yra parodyta tiesiog palikimas. Čia yra toks įdomus labai reiškinys, kad šitas kilimas, reiškia, bažnyčioje, kaip jie jį naudoja. Jis būdavo šliubo metu patiesiamas jaunavedžiams po kojomis. Ir štai įsivaizduokit įspūdis koksai. Nemajūnų bažnyčioje ant altoriaus stovi gana neblogos skulptūros, bet aišku, ten kokios nors lenkiškos, itališkos arba prancūziškos, žodžiu, visos svetimybės sukeltos ant altoriaus, o mūsų brangakmeniai mums metami po kojomis ir mes mokinami ant jų lipti. Tai viena kalbama, o daroma visai kas kita. Ir reikia laiko, kad atsipeikėti ir pamatyti, kas iš tikrųjų vyksta mums po nosim. Čia iš Nemadūnų kilimo juosta viena, tai bus va šita juostelė, atsiveria. Ir štai tokia visuma, aš galvoju, pavyzdžiui, kadangi, sakysim, tekstilė vis tiek štampuoja tuos raštus, jie ten neaudžia, tai kodėl negalėtų tokį štampuoti? Iš vis galima būtų tiesiog prie Nemadūnų kilimo parodą. Visas juostas atidaryti ir paroda. Štai kilimas kabo ir tu eini ir tu matai, kokie kas atsidarė iš tų juostų. Čia irgi Nemadūnų kilimo juostelė vadinama. O čia tiesiog yra taip, toksai biškelį normaliukas. Ir aš pasidėjau tokią visumą ir dabar galvoju, kad pabandysiu išimti juostas taip ir taip. Ir kas gausis. Ir štai, viena kryptim tiek juostų, tai gal kontrasto trūksta, bet matosi, kad visi tai skiriasi juostos. O kita kryptim dar keli juostų. Tai ne visos visumos yra tokios dosnios, tai tu būna, kad išsimė vieną juostą, daugiau nieko nepadarysi, bet štai ką mes turim. Čia kitą visumą padariau, tokia daugmaž irgi ne visai tiksliai iš juostos, bet ir pabandžiau išimti juostas viena kryptim, kita kryptim čia nepaliko įdėti. Dabar štai yra juostelė, tiesiog iš knygos, paėmiau, atsispausdinau puslapį, išėmiau vieną šitą pavyzdį, jo prisišviečiau gal kokią 10 atšvietų, suklijavau visą atidarytą juostą, atidariau juostą, paskui tas juostelės aš tiesiog užtušavau ir štai gavosi toks dalykas. Nes elementariai juostoje, pavyzdžiui, štai juostoje, šitas ženklas pilnai nesimato, kad jis jau yra pilnas toks. Čia audėjams ypatingai turėtų būti įdomu, tai yra audimas jau pačiom juostom. Iš knygos prisišviečiau tų juostelių, puslapių, susipjauščiau ir gražiausiai taip. Štai juosta. Ir tą juostą truputį pakeliu vieną, biškį nuleidžiu, kitą pakeliu, nuleidžiu ir štai atsidaro visas pilnas vaizdas. O kitos juostos nei kelt nereikia, o tik suguldai šalia vieną kitą atsiveria ta visuma. Ir čia yra tik paprastesnės juostelės, štai viršui paprasta juostelė atrodo. Ir štai kiek iš jos tiesiog juostų prisidedi ir jas dėlioji, stundai, paskui paimi ir suklijuoji. Ir štai, pavyzdžiui, iš tos juostelės, štai, skirtingos visumos. Iš tos juostelės, štai tokie dalykai atsiveria, susidėlioja. Čia
Yra įdomu tai, kad kartais kuo paprastesnė juosta, tuo sudėtingesnės visumos tiesiog gaunasi. Tai štai čia, pavyzdžiui, tokia mažytė juostelė siaurutė ir jos viršus tik rodo, ką aš padariau su ją. Vieną nustumiu, kitą pakeliu. Čia kitaip perstumiu, atsiveria dar vienas ratas. Čia taip sudėjau, vėl atsiveria, žodžiu, labai sudėtingi raštai iš tikrųjų, labai gražus ir tikrai visiškai nematyti. O tai yra mūsų savastis. Tai aš galvoju, čia be abejo tik dailininkas gali to užsiimti, nes kiti žmonės, tiesiog čia reikia krapštymosi tokia. Dar juostelės atidarinėjamos irgi, čia praktiškai jau matyta juosta, bet jinai ją stumdant, audžiant su ta juosta gaunasi ženkliukas į vieną pusę, ir į kitą, gaunasi dar kitai, gaunasi tik į vieną pusę. Žodžiu, yra ką veikti ir tikrai mes esame milijardieriai, ką mes tai rodo. Čia, toliau tas pats. Va šitą juostelę, daug literatūroje buvo parašyta raidės, reiškia, ženkliukas. Dabar tą raidę aš sujungiau, žiūriu, gavosi žirgelis. Kitaip perstumdžiau, gavosi tokia pynė, dar kitaip gaunasi labai įdomus ženklas. Štai šitas ženkliukas yra paukščių takų ženklas, paukščių takų runa. Paukščių takas, jisai žvaigždynė eina šitą vietą, čia pagal šitą brėžinį. Ir štai šitą vietą yra gulbės žvaigždė. Prie gulbės žvaigždės yra auseklio žvaigždynės. Dabar žvaigždėlapyje yra tos pačios žvaigždės, tik yra kitokios sudaryti žvaigždynų, kitokios sistemos. Ir yra pakeistas centras, nes dabar centras yra poliarinė žvaigždė, o senoji buvo dabartinio Slibino žvaigždynė, taip vadinamas Apokasio žvaigždynas. Jis turi daugiau pavadinimų, kadangi pas mus yra tarmės, tai termiškai čia gaunasi per keletą pavadinimų, tai neverta gal visko paminėti. Ir centras yra perkeltas specialiai, nes energetinis centras yra Apokasio žvaigždynė, o poliarinis yra kaip labai simboliškai. Polis yra kuolas. Mes dabar sukamės apie tą prievartos kuolą. Šiek toks laikmetis buvo. Tas sukimasis apie kuolą. Bet mes turim senasias žinias ir galim nešti į savo ilgainių nešimą. Tai, žodžiu, taip, šitoj vietoje yra gulbės žvaigždė. Ties gulbės žvaigždė paukščių takas truputį turi išsišakojimą. Tai eina takas ir toks išsišakojimas yra. Ir reiškia, tame, kur išsišakojimas prasideda, yra gulbės žvaigždynas. Ir šalia auseklis. Auseklis yra, matot, struktūra tokia yra gana laisva. Jeigu ją sustilizuoti, mes gaunam savo aštuonkampę auseklio žvaigždę. Jinai yra kaip dangų mazgas ir čia, reiškia, rodo tos energetinės susikirta linijos dangų seklyčia vadinasi senovėj tas žvaigždynas. Tai laikmetis taip pat, tai reiškia laikmetis, kai mes pragyvenom letargų miegą, tai buvo tie patys žvaigždynai, bet jie pakeičia savo žydėjimo, spinduliavimo kampą. Tas kampas, kaip ir, pavyzdžiui, megztinis, turi gerąją pusę ir išvirkščią. Geroji pusė mums, sakysim, yra palanki, o kaip žvaigždynas išvirkščią pusę spinduliuoti, mums nepalanku. Tada mes einam į letargų miegą. Bet žvaigždynai cikliškai žiemoja ir jie, tas laikas rodosi, ateina vienos. Nes, pavyzdžiui, laikas krikščionybės laikas. Kristus. Kristi tai nekilti. Kristi tai, mums tai buvo kritimo metas. Bet tas metas praeina, nes viskas banguoja, gyvena ciklais ir keičiasi. Tai toks mažiuliukas, ženkliukas. Čia
mažiausius ženkliukus, kaip iš kurių išsivystė visi kiti, šito neįdėjo. Ir man pasirodė keista, kodėl jis neįdėjo, nes jisai tikrai labai gerai žinomas. Čia yra latvių archeologai iš savo radinių išėmė ženkliukus, nes latvių archeologai pas latvius kaip ir daugiau tų ženklelių ir yra tiesiog labai įdomiai taip sudėta. Vienas ženklas į kairę sukasi, kitas į dešinę ir taip įkvepiam, iškvepiam. Ženklai auga. Ženklas yra visiškai mažiukas ir jis tai didėja, išsiplečia ir grįžta atgal, kaip ir laiko banga banguoja. Pakyla šviesa, grįžta garsu, pakyla šviesa, garsu sugrįžta. Šone yra pietų Prancūzijoje ant vieno katedros grindų mozaika. Ir va šitas ženkliukas su tokiu trumpesniu gabaliuku procediuku vadinamas oficialiai internete svastiku. Čia yra garsioji, man tiesiog tunėko labai reikšminga, tai tunėno lentelė su tokiais birbiniais mažiausiais ženklais ir kaip matot, paukščių tako nėra, bet yra žvaigždutė. O čia yra akmens amžiaus dar puodynėse ženkliukai sudėti, bet mažiausi ženkliukai, pats mažiausias skaičius vis tik tai yra toksai, tai yra krustas ir yra akytė, arba taškutis akytė, iš kurio viskas paskui, jeigu nėra krusto, tai niekas neišsibanguos, niekas nepavyks. Tai, žodžiu, čia aš galvoju, kad visų mažiausia, tai bus šitie du ženkleliai. Čia bandžiau tiesiog surinkti irgi katalogą, tai pavyzdžiui yra, aš negaliu pasakyti, kad visi ženklai žirgeliai, bet jau jeigu jie panašus į tą, tai galvoju, geriau dėsiu, išmesti bus ne problema ir pabandžiau tiesiog surinkti atskirai ženkliukai ir pilnas ženklas su viskuo. Nes juostose dažnai būna va šitie ženklai, jie audžiami pusiau, tokie per pusę. Ir čia jau yra daugiau visokiausių ženklų viduje, bet išorėje vis tiek yra dominuoja žirgelių ženklas. Tai aš tik norėjau pažiūrėti, kiek turim, koks plotis nuo viso to, nes praktiškai viskas yra, visa literatūra praktiškai yra kaip Gulliverio atskirais gabalėliais. Čia dzūkų juostos, ten tokios, čia tokios provincijos, čia tokios parapijos, žodžiu, viskas kaip Gulliveris surištas siūlais ir jis negali atsistoti ir pamatyti, koks jis yra iš tikrųjų. Tai aš galvoju, reikia pažiūrėti vis dėl to, kaip tas Gulliveris atrodo. Gal užteks tų nykštų. Čia yra mano svastikų katalogas, tai viršui matot yra krustas ir paskui yra paukščių tako žarūna. Ji išeina taip. Yra taip. Vidury yra krustas ir paskui rodomi kairį posakį, nes paukščių takas sukasi tą pusę. Ir štai čia tiesiog irgi pabandžiau atrišti Gulliverį ir štai ženkliukai, bet šiaip ženklus yra, žinant prasmes, galima juos moduliuoti, kurti, tai jie tiesiog yra energetiniai ženklai, tiesiog jie mus prikvečia, pajungia gyvybinės pajėgas, dėl to tas ženklas, perkūną einant į gyvybės jėgą ir jo ženklas yra blokuojamas, tai dabar įsivaizduoju. Šitas ženklas blokuojamas, tai viso šito mes ir neturim, nes yra kaip vartai. Čia yra raktinė pozicija, reiškia, bet yra santarka, raktas. Jeigu šito ženklo negalima, tai mes nieko neturim ir esam dėl to tokie silpni. Nes yra svetimas laukas domino ir jis įvedamas ir per svetimas tarkis spalvas. Čia yra tokie ženkliukai sudėti, kur centre kryžma yra tiesi, bet yra tiesi kryžma ir po to jau išsibanguoja, reiškia, tos energetiniai žaibai, o čia vienas iš piešinukų. Turint tiek medžiagos jau galima, kaip tą viską galima kelti į šią dieną.
šitą jau matėt. Dar tokie bandymai. Čia toks bandymų žemaičių, gal ne visai vykęs, bet vienas iš. Čia dar vienas katalogėlis, tai svastikos viduj yra jau visai nebe tiesiai ašis, bet susiraičiusi ir štai dar kaip tų ženklelių galima rasti. Čia aš praktiškai naudojausi nuotą tenisono ženkliukais iš jo seminarų, o daugiausia tai, aišku, internete, nes internetas dabar tikrai galima žvejoti visko. Dar vienas toks piešinėlis. Čia piešiniukas irgi norėjau apginti mūsų šitą ženklą. Jis turi, normaliai, žodžiu, yra svastika, gali būti šiek dievių kūrėjų ženklas. Žirgai rodomas yra kainis posūkis ir žirgo galva rodo kainį posūkį. Baltas žirgas pas mus yra ypatingas. Balta spalva yra išminties ir teisingumo spalva. Baltas žirgas buvo romas ir būtas. Būtai nėra toks baisus žodis, nes latvių kalboje būta yra raidė. Žodžiu, būtai yra gamtos ženklai praktiškai, taip reiktų suprasti. Burtininkas yra tas, kuris tuos ženklus sugeba perskaityti, moka skaityti. Burtnytė, užrašų knygutė. Tai va taip ir visa velnio teorija apie burtininkus. Tai burtai tiesiog mes nemokam gamtos ženklų skaityti, dėl to burtininkai yra blogi, nes nedaug dievė perskaityti ženklus, gamtos ženklus ir mes žinosim, mes praregėsim, taigi viskas daroma, kad ramiai nekotumėm toliau. Žirgų kamanos yra iš Veršvų piliakalnio radinių, čia prie Kauno yra Veršvų piliakalnis ir ten čia išleista yra jau seniai Kuligauskienės dar knyga apie šitus žirgus kamanom, aš tiesiog tas kamanas perėmiau ir čia pritaikiau ir norėjau parodyti, kad turim ne tik centrinį ženklą, bet aplink dar turim visą sistemą. Tiesiog, tas mūsų, štai tas mūsų mažumas. Štai, pavyzdžiui, logotipas, nieko galvoti nereikia, praktiškai viskas yra padaryta. Protėviai paliko mums jau išrastą dviratį, tai visa teorija užrašyta, belieka išmokti tuo dviračiu važinėti. Čia yra truputį kitas ženkliukas, tai yra aštuonytis, dvi akytės ir yra 8 pagaliukai. Aštuonytis yra mūsų matematinės sistemos pati mažiausia nesikartojanti struktūra, yra labai išmingas ir jo mūsų juostose taip pat yra daug. Yra panaudota šitam piešinukui, manau, gal 4 amžiaus ir iš pilkapų juosta berniuko, sudeginto berniuko laidojime, tiesiog tokia juostelė. Ir štai juostoje mes matome žalčiuko ženklą. Tai yra žalčiuko ženklas, laiko bango ženklas arba Vilnis. Turim sostinę Vilnių. Vilnius, Vilnyje, bangas. Ir tai yra ne tas pats mums, kokias Vilnis, Vilnyje, Vilnius. Todėl, iš dalies galime pasakyti, todėl ant plikojo kalno Vilniuje stovi 3 kryžiai. Nes tas plikasis kalnas yra energetinė vietovė ir šis kryžiais yra paprasčiausiai užblokuotas. Ten turėtų stovėti Jodovo lapas, mūsų simbolis. Bet čia ateities dalykai. Tam kartą gal ir užteks, nebent bus daugiau kažkokių klausimai. Čia galima labai dar daug kalbėti, nes čia yra tik tai, toks pabandymas, kaip šiek tiek praverti vartus, pažiūrėti, kas už jų darosi. Tai, žodžiu, dėkoju, kad atėjo paklausyti, nes kažkaip būtumėm su Kačinsku, mes tiesiai pasikalbėti. Tai šiaip mūsų tie ženklai yra žvaigždynų stiliaus. Mūsų žvaigždynai yra sustilizuoti ir pateikti tokia dekoratyvinė forma. Tiktais taip, yra paliktas sąrašas gal ne visų žvaigždynų, bet kiekvienas žvaigždynas dar savo misiją turi. Kai jis kažką duoda, sakė, tai yra tik tais kažkaip kabantis materijos gabalai, kurie ten
arba dujos, kurie nieko daugiau, tik tai jų svoris, tik tai atstumas iki jų, tiesiog net neįdomu astronominius vadovėlius skaityti. Nes jie tik tai dėl matematinis skaičiavimas, bet čia yra, pavyzdžiui, viršui turim Gedimino žvaigždynas, yra Gedimino stulpų žvaigždynas, Gediminas, gedi dega, tai plyšia žvaigždynas, na, jis turi irgi savo, reiškia, energetinę prasmę. Toliau yra, čia yra Plano Vacijos žvaigždynas, čia tik jisai aukštyn kojom žiūrimas, tai čia yra užsitė, jisai primeta krūzelį. Kaip krūzas, anksčiau gerdavo iš krūzų, reiškia, turi dangtelį ir pasikelia ir tas talpa, kažko pilnas, jame visko yra žvaigždynas. Indas padarytas pagal žvaigždyno formą, pačią gilę, pačią tokį pavidalą ir žvaigždyno prasmė irgi yra kaupti iš kitų žvaigždynų šviesiagarsius ir po to jos vėl išdalinti. Tai, žodžiu, yra žvaigždynas dirba. Viršui yra Oriono žvaigždynas. Senovėje jis vadinosi Žirgagalvis. Ir dar daugiau turi pavadinimų. Žirgagalvis, Senputis. Ir jis turi 7 didžiosios žvaigždės. Va, yra 4 iš šono. Ir per vidurį yra 3 žvaigždės diržas. Oriono diržas. Tai yra žvaigždžių skaičius lygiai toks pat, kaip grįžulių ratų, tai yra 4 žvaigždės ir 3 yra inercija. Tai grįžulių ratai kartu su Valmira, čia nepažymėta yra užduotų vietoje, jie tenais įstoja laiko bangas, laikrodus, kaip ir visatos laikrodus. Žodžiu, yra nepaprastai įdomu skaityti apie žvaigždynus, nes jie visi dirba, jie turi prasmę. Pavyzdžiui, dabar Orionas tik nusileido. Bet, reiškia, aš žinau jau lietuvišką pavadinimą, reiškia, Žirgagalvis, išminčius, Žirgagalvis, žirgo galvoja paiga. Tai yra paigas, tai yra mūsų saulutėse, dabar yra vidury toks apskritimas. Bet senovėje tai buvo vis tik prieš 300. Buvo ovalas, nes ovalas turi 2 centrus, skaičius 2 kuria. O reiškia apskritimas mėnulio pilnatis arba saulė, jis yra kaip vienetas, jis yra kaip voverės ratas, sukiesi, jis nekuria, žodžiu, mums nepalanki forma, mums net ir mėnulio pilnatis yra nepalanki. Mėnulio jau pilnaties, tai 3-4 diena yra tokia, kurios energetikos mums visai netrūksta, nes nuo jos tiesiog miškelis lepia, nes tai, žodžiu, buvo, tas gyvenimas toks buvo, kaip jūrininkas išplaukė į jūrą, na, vėjas čia taip, būrės taip, visą tą žadina taip, atsakom taip, tai buvo ta jungtis ir mūsų tauto su latviais. Praktiškai mes su latviais esam viena valstybė, tik tai dirbtinai yra perskilta. Dabar ir mūsų jau tyrinėtojai pripažįsta, kad mes esam viena. Čia neseniai paprasčiausias tas žurnalėlis Savaitė, ir ten kažkokia paroda, kažkokia yra Japonija ar kažkur. Ir Japonai, reiškia, iškvietė lietuvius su latviais ir jiems paskyrė vieną erdvę tiesiog. Ir lietuviai buvo priversti su latviais kartu dirbti ir bendradarbiauti. Dabar lietuviai parašė, taip mes su latviais tokie patys. Ir latvių poetas Janis Rainis yra parašęs. Ir štai ateina tosai metas, kurio mes laukiame ir mylimės ilgai, kad mūsų tautos susivienys, nes tik drauge laimėti gali tautos paskutinės jėgas sutelkia. Vaikai suspindo tautą vesdami tenai, kur baltą jūrą rankomis atglėpsim ir draugiškai visoms tautoms rankas ištiesim. Nes vieni mes be latvių neturim jėgų prašymų, mes užsiėmėmės kitais dalykais truputėlį ir mums sunku net pasipažinti, kiek mes nugriuvę, nusilpę, kad praktiškai mums reikalingas šita jungtis mums reikalinga, nes jinai mus
studijomis, nes praktiškai ženklus labiau Latviai tyrinėjo ir išsaugojo ir daugiau naudoja. Jie taip pat irgi toli gražu neskaito šito rašto per daug, neieško to rakto. Pas juos irgi yra daug tyrinėtojų, bet kiekvienas tyrinėtojas tikrai reikia nulemt galvą ar padarė savo, įnešė savo dalį. Labai gerai. Bet problema, kad jie nesusikalba tarpusavy. Čia yra problema. Taip negali būti. Tai be abejo, tai rodo, kad procesas nesibaigia, nes turi būti jungtis. Turi vienas raktas būti. Nereikia Amerikoje savo raktų ieškoti. Turim čia. Tai kažkaip tai, gal turite klausimą? Jūs šitaip gražiai nagrinėjot atrakindama tuo ženklą. Aš čia visko nerakinu, nes aš galvoju, net laikysi biudžeto, gal nėra reikalo viską išsemti. Bet aš buvau, šitas žmogus labai galvas, kad aš taip padariau. Todėl, kad jisai man pasakė, Rone, tu negali nurašyti nieko nuo tumėnų, tu nieko nuo negali, tu turi pati galvoti. Ir tada aš galvoju, bet aš nesu kažkokia ten filosofija, aš paprasčiausiai dailininkė. Bet vieną kartą skaičiau, irgi tam pačiam savaitę žurnalėlį, kartais visai neblogai pasižiūrėti, kas informajai vyksta, kad ir tam tokiam žemesniam lygyje, tai kalbinamas toks amatininkas ir jis gražias daro archeologinės segės. Labai gražias. Pasižiūrėjau, skaitau, čia vis komentuoju. Jis sako, man nesvarbu, ką tos sagės reiškia. Aš galvoju, neįtikėtina, o man tai svarbu, kaip aš galiu. Ir jisai įdeda į tą, aišku, jis galėjo nesakyti, aš nesakau, kaip iš tikrųjų yra, jis galėjo tiesiog užsidengti. Bet aš galvoju, nežinoti, ką reiškia tie raštai, tai tada tu nieko negali žmonėm pasakyti, nes lietuviai iškart sako, ką reiškia. Iškart klausimas. Jeigu tu negali atsakyti tą klausimą, tai jiems ir ženklų nelabai. Todėl, kad dabar yra tokia situacija. Jeigu negali atsakyti klausimą, kas yra tai ženklas, ir aš čia dirbau tokioje meno rašybos įstaigoje ir ten tuos ženkliukus bandėm įplatinti, tai žmonės iškart klausia, ir perka tik tuomet, kai paaiškini, ir tada perka gausiai ir tikrai tik tuo. Bet jeigu nesugebė atsakyti jokios interpretacijos, tai dažnai įmamasi bet kokios interpretacijos, kad parduoti. Bet aš galvoju, tai čia ne mano tikslas, yra, čia yra mūsų tautos savastis, mūsų stiprybė, tie ženklai yra pats seniausias mūsų paveldas. Jie yra, jie dirba. Psichologai sako taip, žmogus bus laimingas, kai bus savim. Tai čia yra žingsnis į tą pusę. Jeigu apsirengsiu už užsienietiškais drabužiais ir dar angliškai jums paskaitas skaitysiu, tai vargu ar aš būsiu savim. Tai vis tiek savim, tai reikia gerbti savo prigimtį. O tai nėra taip paprasta. Dabar tai nėra taip paprasta. Bet, nežinau, žodžiu, aš tokia keista dailininkė. Man reikia žinoti, kodėl aš tikrųjų, nes iš tikrųjų, tai yra kaip, aš kaip paskaičiau, kam aš daugiau ir kaip atsiskleidė tas nuostabus, didingas vaizdas, tas spindintis vaizdas mūsų tautos. Tai yra, taip, aš suprantu, aš daugybės dalykų nesuprantu, aš ne matematikė, bet mano saviriška palyginti su tuo, kas čia yra juokinga. O iš kitos pusės dailininkai taip pozityviai yra, kad meno galerijos myglos paveikslų nieko neparduosi ir iš to savo amato ir tos kūrybos nepragyvensi. Ir tada tu renkiesi, kas yra visų svarbiausia, ar dar pildyti beprasmiškai galerijas meno ir ten pusvelčiai pardavinėti savo gyvenimą, ar yra darbai, kurie, aš suprantu, kad gal, o gal dėl to gimiau, nežinau, turbūt.
toks vat įtaisytas, nes vardas kiekvienam žmogui yra jo misija, varde įrašyta jo misija. Tai kažkaip per kūno tas ženklas mane pritraukė.